Taip, matau. Nežinau, ar pasakoti ir prieš tai, kaip jau Gali trumpai įvedinėjai. užsiminti, pažiūrėsim, kas ten. Kai įvedinėjai, tai buvo taip, kad atrodo, kaip Vitalija eitų taip erdvėje ir per kokius voratinklius plėštųsi tą kelią. Taip labai daug tokio viduj tvirtumo ir atkaklumo ir atrodo siekimo to kažkokių paieškų ar tikslo. Ir daug energijos reikia per tos voratinklius eiti ir plėšti, va taip kaip tiesiog ėjimas ir plėšimas buvo. Paskui kažkokia taip parodė, pirmiausia asociacija buvo, tai kaip būtų kaulas kažkoksai tai ir tokia forma, tai energija tokia, bet tokia forma, tokia kaip būna kaip kaulo kokio. Ir jo viduje kažkoksai tai švytintis švituriukas, kaip kad būtų, ko jinai ieško, kad būtent va ten toj kažkur tai paslėpta. Ir dabar, kaip pasakei, dar daugiau tų vaizdinių buvo, gal visų neišsakysiu, dabar nesėjo, tai praskrido. Bet dabar, kaip pasakei, susirasti, tai Vitalijos figūros siluetas energetinis ir atrodo, kaip būtų jos, nežinau, ar man veidrodinio rodo, bet jeigu imant šiaip žmogų, tai jo dešinės pusės, taip atrodo kaip širdis, nuo širdies pusės, taip ir sakosi plaučių dalis, akis, kaip būtų kažkokia tai, kad net ne tai, kad išplėšta, bet kažkaip tai kažkokia dėmė toj vietoj, ant tos pusės. Tokia kaip dėmė būtų, bet pirmas man žodis buvo kaip išplėšta kažkas tai, bet energetiškai gal išplėšta gaunasi, bet čia tokia kaip dėmė tokia gaunasi. Tai va pradžiai taip. Gerai, sekunduką dabar, Rūta. Vitalija, jūs ką nors vizualizuojate? Vitalija? Jo, čia man tiesiog pradėjo dabar šalti visas kūnas, nežinau kodėl. Gerai, dalinkitės viskuo, kas yra neįprasta. Ir dar, atsiprašau, dar papildysiu, kai Vitalija dabar pasakė šalti kūnas, man rodė dar tą vaizdą prieš pat šitą, kur išplėšta, rodė, kad aplink ją toksai tinkliukas, jisai net įaugęs ir jisai visas virpina, atrodo net jos kūną, bet jisai net atrodo, kaip būtų ne tik tai pas ją, bet ir man per moterišką liniją eina, jie atrodo kaip net įaugę, net virpina jų visą sistemą. Energijos tai labai daug tam reikia, kaip ir jį palaikyti, bet čia atrodo net virpa viskas. Ta prasme, jos kūne viduje, eteriniam kūne įaugęs tas tinkliukas. Ta prasme, jeigu eterinis ne fiziniam kūne, fizinių kūnų negali jausti tą virpulį, bet čia eteriniuose kūnuose. Eteriniam, ta prasme, įaugęs. Taip, kaip būtų prie auros prisilipinęs, taip pat. Taip, įsiliejęs, taip įaugęs. Ką sakė Vitalija? Krūtinė virpa visa pulsuoja, bet ne kairiai pusė, bet dešiniai, ne kairiai pusėje. Taip, kairiai, tai yra dešiniai pusė, taip kaip ir sakiau, tą pusę. Kiek laiko tas tinkliukas pas Vitaliją įaugęs? Oi, čia ne viena inkarnacija man ateina iš karto. Einam iš karto. Ir tai ateina toks žodis ir ne vienas DNR. Ir ateina tai, kad ir jos pačios čia, ir kartu toj giminiai, kurioje gimus, čia susisieja, jinai kaip būtų ne toj pačioj giminiai, ne pirmą kartą gimsta. Dėl to čia viskas tiek įaugia labai daug. Ta prasme, kad pas giminiai, ką sakai, pas moteris ar pas visus yra tas tinkliukas irgi? Man pirmiausia, tai pas moteris buvo. Pas moteris, gerai. Dabar kas ateina, tai pas vyrus tik kai kurios kažkas yra, bet pas juos čia per moteriškas energijas ateina, pas juos nėra tiek aktyvavęs, jeigu pas vyrus. Tai tik pasakau, Vitalija, jums, kad Rūta nežino aspektų, ar ne, kad žinotumėt. Gerai, dabar kaip tas tinkliukas veikia, Vitalija, Rūta?
Man iš karto Kokia rodo, jo kad gal funkcija? šiaip tai kaip pirmai buvo, tai atrodo viskas virpa, net oras virpa kažkokia, net čia nepasakysi, kad baimė kokia, bet tai baimė kaip viena iš dalelių būtų. Per fizinį jausmą, kaip galima būtų suprasti tos baimės hormonas, kaip yra, jisai virpinamas. Bet čia nėra vien tik tai, čia yra platus labai aspektas, platus dalykas tas virpinimas. Taip pat būna, kad dėl kažkokių tų priežasčių kažkokio su kraujagyslėm kažkas vyksta, galva sukasi. Su tuo, kas susiję, galva gali suktis. Taip man rodo. Kam priklauso tas tinkliukas, Rūta? Tai jaus. Paskaičiuoti? Gali paskaičiuoti. Nesakiau, bet... Skaičiuoji nuo 1 iki 3. Ir tie skaičiumi 3. Prieš Vitaliją atsistoja tas ar tie, kam priklauso šis tinkliukas. 1, 2, 3. Man tai eina, čia iš tikrųjų ne vienas atsistoja, nes čia buvo, kaip sakytum, padaryta kažkoks užkalbėjimas kažkada tai. Man pirmiausia atėjo, kaip magija būtų padaryta, kažkokia prakeiksmas, bet jį gali vadinti kaip nori, nes čia kaip kažkoksai tai buvo užkalbėjimas ir man atsistoja kažkokia tai kaip būtų, kaip būna rupūžė, bet čia moteris, ta prasme senyvo amžiaus moteris ir taip vaizdas keičiasi su rupūžė, jos kaip rupūžės DNR kokia būtų. Bet tas glitumas, nes rodo rupūžė gali būti ir šviesiai pusėje atstovauti kaip vaistui, o čia kaip tamsiai pusiai ir paskui dar demoniška būtybė šalia atsistoja, tokia irgi tokia kaip plėti. O kas pagrindinis yra, kam priklauso tas tinkliukas? Čia man kažkoksai sisteminis ateina ir bandau to jaus atpažinti iki galo, kad reptilijos kažkokios tai. Kad visiškai vienas, taip, kad vienas būtų. Dirba komandoje. Nėra vieno visiškai. Skaičiuoju iki 3, Rūta, ir tie skaičiai. Žinai, kaip ateina, buvo kuriamos aplinkybės, silpninti jų pačių, kaip būna genetika moterų, kuris turi labai kaip tik šviesias energijas, kurios turi gydančias energijas, kad žmonės džiaugtųsi, gyventų kaip tik džiaugsmą, kad žmonėms kleistų, tai kad jų naikintų šitą genetiką, buvo sukurtos aplinkybės, kad atvirkščiai jas koduotų, perverstų ir koduotų atvirkščiai. Ir man dabar šito vietai parodo, rodo perverstą pusę širdies sistemos, tą dešinę pusę, ne širdį, bet dešinę pusę. Kažkodėl toj vietai parodo tą dėmę išplėštą. Gerai, mes prieisim prie to, einam dabar, Rūta, į pačią priežastį laiku, į tą momentą, į tą laiką, kada Vitalija duoda sąmoningai ar nesąmoningai leidimą atsirasti tam tinkliukui jos sistemoje. 1, 2, 3. Jinai gimsta tiesiog į šitą liniją jau taip. Bet Rūta, tu sakei, čia kelios reinkarnacijos. Aš noriu, kad tu eitum į tą pirminį tašką. Taip, aš ir einu į tą pirmą inkarnaciją, kuri gimė. Ateina 5 atgal, taip. Buvo ten kažkas ir daugiau atgal, bet taip grinai su tinkliuku, kad jinai gimtų. 5 buvo. O 3 paskutinės labai stipriai jau prie jos. Tas tinkliukas. Gerai, kaip gaunasi, kad jos siela pasirenka gimti tokią liniją su tuo tinkliuku? Jinai pirmiausia tai atėjo kaip ir padėti pradžiai, nes atėjo labai toks kaip šviesus spindulys, toksai
tokių gydančių energijų stiprių turėjo, tokių kaip mėlynas, šviesus, toksai skaidrus švyturiukas atėjo į tą, kur nėra nei baimės, neturi nei baimės, nei jokių tokių dalykų, bet užkibo toj, nebuvo čia numanymo, negalėjo būti, kad čia taip nutiks, kad ją pradės transformuoti pačią, ją pertransformuoti, kad jinai šitą praradinėtų tas savybės. O kaip šitas pertransformavimas vyksta per tą tinkliuką? Per gimimo DNR. Ta prasme, kad jinai papuola į tokią šeimą, kurios DNR praktiškai kaip gaunasi transformuoja tas jos gydančiasias savybės. Pati visa sistema šitoj fiziniai žemės sistemoje, šitoj visa šita sistema, jinai kai atėjo, tai nebuvo to numanimo, kaip čia nutiks žemėje, va čia va su jos ta visa ta jos tyra energija. Nebuvo numanimo, kad taip gali nutikti, kad taip apsunkės jinai, ta prasme, net ne tai, kad net ne tai svorio apsunkės, bet pačiu tuo, kiek jėgų reikės čia kiekvieną kartą, žodis eina kautis, bet ne fiziškai tiek kautis, kiek ir man, energetiškai. Ir kaip energetiškai, ir kai man tu pasakai nueiti patį tą transformaciją vykdyti to giminiai, nes yra šito giminiai gimusių sielų, kur, kai jinai ateidinėjo, buvo, kad artimų, iki žemės artimų labai sielų buvo, kaip iki žemės būtų broliai sesės, kažkokios yra, tai jinai čia žemėje atėjo pas juos, kaip padėti jiems. Išsiplėšti iš tų ir įkliuvo. Aišku. Ir kaip pasakei, nueiti tą patį pirmą momentą, kaip jinai pati ar leidimą gavo ar ne, nes jai gavosi paskui daugiau tas destruktyvi ta transformacija, ne, kuriai tos pačius momentus aš mačiau tokius kaip kūdikius, mažus vaikus klykiančius, jie mažiukai tokie visai kūdikėliai ir ten su jais kažkas vyksta, man šiurpai toj vietoje eina ir aš viso to vaizdo nežinau, kas ten nutiko su tais kūdikiais, kur su tuo vadinamu prakeiksmu ar kas tenais, užkalbėjimu. Tai gerai, nueinam dabar į tą momentą arčiau, Rūta, susijungiam su to momentu. Čia tas pats pirmas momentas prieš 5 reinkarnacijas, ar ne? Ne, čia kažkaip tai susijęs su tuo užkeikimu dar. Tai gerai, o tai kas užkeikimas, kada įvyko, Rūta, čia ne toj pirmoj reinkarnacijai? Jo, ne, iki jos pačios atėjimo. Bet tam pačiam gyvenime, iki jai ateinant ar ne, sakykime, tų žmonių gyvenime, tos šeimos? Ne, dar kelias prieš. Gerai, tai tada mes einam laiku atgal į tą momentą, kada toje šeimoje, į kurią pirmą kartą reinkarnavosi Vitalijos siela, kada toje šeimoje pirmą kartą įvyksta tas prakeiksmas ar juodosios magijos panaudojimas, kas ten bebūtų. 1, 2, 3. Kai yra paliečiama ta šeima, į kurią Vitalija po to inkarnuojasi. 1, 2, 3. Laiku į tą momentą, į tą laiką, kuomet pirmą kartą tą šeimą yra paliečiamas prakeiksmas ar juodoji magija susijusi su tuo tinkliuku, kurią turi Vitalija ir jos šeimos moteris. Aš matau ir gimdyvę. Pabandžiau sustabdyti tą kliksmą visą ten tų kūdikių, nes ten tas kūdikis ne vienas, gimdyvė kaip ir viena. Kūdikis ne vienas yra, bet ten kaip ir ne jos dar kiti tie kūdikiai. Ten tų kūdikių daugiau yra, aš nežinau, kieno daugiau ten tų visi tie kūdikiai. Tiesiog ten toksai kaip užkalbėjimas buvo,
pribuvėja, kuri plaunasi rankas, jos kraujuotos ir kažką jinai kalba sako. Kažką kalba. Žiūrėk energetiškai iš to, ką jinai sako, kalba, kas vyksta energetiniam lygmenį su vaikais ir su gimdyve. Žinai, kaip būtų, kaip kažkas tai būtų erdvėj, vat, ir šitą energijas kažkokias kaip surinkinėja, ką ten, man čia kartu kaip kokie, ne tai kad dūmai, bet kieno energijas yra surinkinėjamos? Tos visos klikimo viso to, visas to baisumo, koks ten vyksta. O kas surinkinėja tas energijas? Ten tokia kaip reptilinė būtybė, sakytum, esybė, bet aš nežinau, kodėl čia demoniškas dar tokie kaip būtų, vat kaip pirmai sakiau, tie, kur buvo, tai jie vat šitoj vat vietoj, tas vat, bet čia ta, kuri kalba, jinai kalba kažką tokio, neprisijungus prie jų kažkaip. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad jinai daugiau kaip laidininkė veikia, kaip magija, tokia laidininkė, o jie jo, bet jinai to nesuvokė pati, su ta vat pribuvėja kažkas buvo nutikę, jinai tiek turėjus išgyvenimų per tuos laikus, per tuos gimdymo laikotarpius, kad jinai įsivaizdavo, kad atrado kažkokį būdą padėti. Bet aš neapčiuopiu, kam padėti, dėl ko padėti, kad išgyventų tie kūdikiai kažkaip daugiau, ar kas ten. Dar nesuvokiu. Tai nėra taip, kad pas ją būtų įdiegta mentalinė programa interferentų. Tai per tą mentalinę programą jie veikia savo naudai, o jinai galvoja, kad jinai kažką daro naudingo. Čia taip gavosi pagal tai, kai tu sakai. Bet nes jinai net nesupranta. Nes pavyzdžiui, kai būtų melstumėsi, ne? Bet čia net ne tik, kad jinai ir maldas gal naudodo, bet čia net ne malda, bet kažkoks užkalbėjimas. Kalba. Jinai suvokia sąmoningai, ką jinai kalba užkalbėdama. Ne, jinai net nesuvokia. Jinai tik tai, ta prasme, jinai suvokia, kad užkalbėjimą, kur jinai galvoja, kad jisai geras yra. Gerai, tai dabar tu tos moteriškės, kur jinai tos pribuvėjas, koks jos vardas tos pribuvėjas? Ani. Gerai, paklaustų jos dabar, Ani. Jinai dabar pamato tą liniją nuo savęs į kitų, tą siūlą tokį. Tai dabar paklausk jos, ar jinai suvokia, ką jinai daro. Jinai pasimetus dabar taip tiesiog žiūri. Tiesiog paklaus, ką jinai galvoja, kalba ir koks jos tikslas to, ką jinai daro. Jinai pati save taip nuramina, bet nuramina tai gaunasi, kai kalba rodo, jinai pati save taip nuramina ir galvoja, kad ir kitiems taip geriau. O kiti gauna o kiti kaip dūmose atsiranda, kaip kokiam rūke pasidaro. Tai tie kiti šiuo atžvilgiu gimdyvė ir vaikai, ar kas? Jo. Yra ten ir kažko daugiau, bet ten, ta prasme, daugiau žmonių yra, jaunų tokių yra. Tai čia tie, kuriems priklauso gal tie kiti vaikai? Ne. Iš kur, kam priklauso tie kiti vaikai? Nes aš supratau, yra gimdyvė ten su savo vaiku ir dar kiti vaikai, kur sakai, nepriklauso jai. Kieno tie kiti vaikai ir kodėl jie tenais? Žinau, kaip nerandu aš tų, kad mamos būtų kažkur šalia. Nė vienos mamos nėra šalia. Nejaučiu iš vis, kad jos būtų kažkur arti, kai būtų išėję į darbą, pavyzdžiui, nėra. Gerai, ar tie vaikai turi mamas gyvas? Ne, nėra. Iš karto nėra. Nėra. Ten, žinai, ten toksai laikotarpis, kai būtų ne tai, kad karo, bet ten kažkoksai kaip griūties, kažkokia griūtis vyksta. Ir užtat surinkti ten, vieta tokia, prieglobstis toksai, jie randasi tokiam prieglobstį. Ten net ne toksai kaip pastatas, aš pasakyčiau, kaip ola kokia greičiau. Bet atrodo, kaip
viduje tai atrodo dalinai kaip kambario kokio įruošta, bet čia daugiau kaip ola tokia. Ar tie vaikai yra kaip nors susiję su tuo procesu tiesiogiai? Su tuo gimdymo procesu ne, su tuo procesu gimdymo ne, bet tas, kas tenai vyksta, su tuo užkalbėjimu taip, nes jie toj patalpoj randasi ir viskas vyksta toj vietoj pačioj. Kokio amžiaus tie vaikai yra kiti? Vienas ateina 2 metai, pusę metų, 3 mėnesiai, 4 mėnesiai. Mažiukai, mažiau negu 2 metų, ar ne? Yra vienas tokių kaip 3 metų, bet jisai sėdi tik tai ir linguoja ir viskas. Bet iš tos baimės jisai neturi toks, kaip būtų, kaip šokas, žinai. Tai tada jisai tik linguoja, sėdi ir nieko, jisai net nekalba. Šiaip 3 metų turėtų vaikai kalbėti. Tai tie visi vaikai mato tą gimdymą, ta prasme, vykstantį, ar gerai supranta? Kitaip ir būt negali, jo. Kitaip nėra kitos vietos, taip. Bet jiems kaip ir natūralu, jie ne pirmą kartą tame. Dabar, kai tos energijos surinkamos, jos ten atiduodamos yra kažkokiam demoniškam esybėm, ar ne? Ten, supranti, net nėra žodis, taip kaip vardėjai, tai atiduodama, taip, bet ten nėra žodžių, ten savaime gaunasi, kad surenka. Surenka kažkokias tyras gyvybinės energijas renka. Pažiūrėk, kaip ta Anė pribuvėja. Jinai jau viską sustabdo, jau nebeduoda. Gerai, sustabdo, bet dabar palauk sekunduką. Pirmais tu sakei, kad ten tos baimės energijos yra surenkamas. Dabar dar pridėjai, kad tyros tos gyvybinės energijos. Tai aš norėčiau pasitikslinti, kokios energijos yra surenkamas. Ir tos baimės, tas klikimas, tos panikos, bet jos pas kūdikius, pas vaikus labai ir pas gimdančias rodo, labai jos yra tos tyros ir kartu labai turi daug tyrumas, tai kad pas jos pačius tyrumas didelis, o ta baimė yra tokia, atrodo, labai aukštos kokybės iš tokių žmonių, kaip sakant. Iš tokių sielų, taip. Iš tų tyrų sielų, tyros ir baimės, jos labai aukštos kokybės energijos yra. Gerai, nebesigilinsim. Dabar visą šitą Anį mato, ar ne? Ar jinai mato, kad per ją yra veikiama, kad jinai tik laidininkas gaunasi? Dabar taip pamatė, jinai sustoja. Ar jinai norėtų atšaukti visus savo tos, parodyk dar jai, kad tie užkalbėjimai, sakykime, ar ne? Dabar pasižiūrėk tie užkalbėjimai ir kada pradeda tų užkalbėjimų dėka pradeda formuotis tie tinkliukai, pasižiūrėk, pavyzdžiui, pas tą vaiką dabar gimus, ar ne? Ten berniukas ar mergaitė gimsta dabar? Būtent ta gimdyvė, kur gimdo. Pirmiausia buvo tai mergaitė, bet kažkodėl man dar ir berniuką rodo paskui. Gerai, dabar pažiūrėk tas gimęs vaikas, ar yra susijęs kaip nors su Vitalija? Gėlyno eina iki širdies Vitalijos tas ryšys. Gerai, pasižiūrėk, ar ten Vitalija toje reinkarnacijoje gimsta. Ne. Pasižiūrėk, ar tas vaikas, kuris tenais gimsta, ar Vitalija tą sielą pažįsta čia fiziniam lygmenyje, šiame gyvenime. Ta prasme, ar yra kažkur jos šeimoje tas žmogus, kuris tuomet buvo gimęs tas kūdikis? Per jos giminę yra, bet kaip tu paklausi, ar pažįsta, tai ieško ir neranda. Bet pavyzdžiui, giminės linijoje jis buvęs, va tai va. Tai ta prasme, išėjęs dabar yra šiuo metu miręs, ar ne, tas žmogus? Nemiręs. Ne? Kažkas tai nutolęs ateina žodis, bet aš, ta prasme, aš nežinau, kad... Gerai, per daug nesigilinsim kol kas, nes dėl laiko. Gerai, tai dabar pasižiūrėk, Rūta, nuo to momento, kaip jinai išreiškia, tiesiog parodėk tai Anį, kaip jinai išreiškia tą prakeiksmą, kada pradeda formuotis tie tinkliukai, kada pradeda ta sistema veikti. Jo, jinai mato viską, kaip yra.
prieky linijas, tas visas, kaip viskas susikuria. O Rūta, kada tu matai, kada pradeda kurtis, sakykime, tam gimusiam vaikui, nes tas gimęs vaikas, aš įsivaizduoju, yra pirmas, per kurį pradeda kurtis tas tinkliukas, ar ne? Jo, jisai tas tinkliukas dar nėra iš pradžių, va tas toksai kaip tinkliukas, iš pradžių tokių, kaip būtų programėlės tokios, kurios, aš čia kaip pavyzdį tik sakau, kurios paskui išsiskleidžia ir saugo į tinkliuką. Kaip būtų, žinai, lopinėliai, tik tai, pavyzdžiui, apgamai, ne? Ir paskui, kaip būtų tie apgamai susijungtų, plėsdamėsi per odą ir susijungtų vieną tinklą. Bet čia jokių būdų ne apgamai, čia tik tai kaip pavyzdys. Jo, supratau. Gerai, parodai visą tą dalyką, ar ne? Jo, jinai mato viską. Pasižiūrėk, ar ta Anė turi kokiu nors sutarčių su tais, kurie per ją dirba. Ten turėjo Rupūžėje. Turėjęs, ar ne? Dabar pasakyk, ar jinai norėtų atšaukti tas visas sutartis, kad nebenori būti laidininkė to, kas toliau vyksta, kas yra padaryta. Tiesiog jai pilnai parodė iki pačios dienos, iki Vitalijos, kaip visą tai veikia. Jo, jinai matė viską jau. Jinai žino, jinai atrodo, žinai, pas ją pačią kaip siela labai, iš tikrųjų kaip ir aukštas sąmoningumas. Tik tai jinai tose aplinkybėse, jinai taip, pagal tas aplinkybės jinai tik taip kažkaip išmanė, kaip pasielgti, bet jinai žiūri, kaip jinai kitaip būtų galėjus pasielgti. Jinai pasirodo nemokėjo energijų nusimesti tų visų sunkumo, kurias jai teko patirti per visą tą klaikų laikotarpį. O jinai dabar pasiema vietoj tų visų škalbėjimų, tokių destruktyvių, jinai pasiema tokį akmenį, tokį, kuris transformuoti gali viską. Ta prasme, jinai turi prie savęs, bet jinai buvo užmiršus, ne tik, kad užmiršus, bet nurašius, kaip sakant, nes negalvo, kad jisai gali tiek atlaikyti ir padėti. Jinai jo valyti net buvo, ne tik, kad užmiršus, bet jį išvalius vis tą akmenį karts nuo karto, jinai galėjo jį toliau vis naudoti, jinai pasirenka šitokį būdą, šitokį kelią, nusivalyti visas tas energijas sunkumo ir kitiem padėti tas energijas transformuoti. Kas var akmenukas tenais? Didelis toksai akmuo. Kokios spalvos? Tai prasme, akmuo ar kažkoks mineralas? Jisai kaip būtų, jisai toks kaip gyvas akmuo, jis nėra vienos rūšies mineralas, kaip būtų, ne? Jisai natūraliai gamtoj susiformavęs, bet ne toks kaip dabar pas mus akmenys. Jisai toks pilnas tos gyvasties ir transformacijos. Aš nepasakysiu tau vieno pavadinimo, o ko konkrečiai, kaip mes mineralus turime, ne? Čia jis tiesiog, šiaip jisai yra didelis, kaip būtų lauke stovėtų didelis akmuo, bet čia pas ją toj oloj tas akmuo yra. Gerai, Rūta, einam toliau tada, nesigilinsim šitą. Dabar jinai turi tą akmenuką, kad transformuotų visas, sakykime, energijas, kuriuose jinai gyvena, ar ne? Ir kalbasi su tuo akmeniu. Ir tiesiog dabar paprašyk jos, ar jinai sutinka atšaukti visą tą prakeiksmą, kas yra pati pradžia viso to, kas nusitėsi iki pačios reinkarnacijos ir dienos iki mūsų. Taip, jinai viską pakeičia. Tiesiog pilnai atšaukti, ar ne? Jinai pati net atsikvėpia, kaip būtų, žinai, įkvėptų oro, kaip tas kūdikis įkvėpia oro gimęs tik tai. Jinai pati išlengvėja visa pati. Tegul tiesiog pasiūlyk jai atšaukti visas sutartis, susitarimus su ta demoniška būtybė ir Rupūžė. Taip. Su visais, kurie yra susiję su šiuo tinkliuku, su šiuo giminių, su visom giminėms, sakykime, sielom, kuriuos palėtė tas tinkliukas. Žinai, kaip aš tau pasakysiu, kaip jinai padaro. Jinai pajunta atsitiesusi savo galią ir įsako, jinai atrodo, kaip turi tą galią įsakyti jiems, kad pagražintų visas tas gyvybinės tyriausias energijas, kurias pasienė. Ir jei tokia kaip būtų
kaip į kapsulę kokią į viską grąžina. Ta prasme, Jo, jinai nepaskleidžia dar pas tuos visus vaikus, kurie ten yra, bet pargrąžina į kapsulę viską tokią, kad transformuoti dar paskui, kad nebūtų apgaulės iš jų, nes jinai suprato, kad apgauta buvo. Gerai, kaip dabar atrodo po to viso atšaukimo, pasižiūrėk, tie visi tinkliukai dar yra, sakykime, toje giminėje ir ypatingai pas Vitaliją. Dabar šiuo metu pasižiūrėk Vitalijai. Žinai, kaip yra, Vitalija irgi turi išreikšti savo valią, nes davus kažkada aktyvaciją. Šitos moters nėra, bet reikia dabar, kad Vitalija Gerai, pažiūrėk, kaip įvyko aktyvacija pirmiausia, gerai. Kiekvienoje inkarnacijoje vis kažkas nutikdavo, kur jinai kažko išsižadėdavo. Ateina žodis išsižadėdavo kažko tai. Pasižiūrėkim dabar šioje reinkarnacijoje, kaip įvyko aktyvacija. Skaičiuoju nuo 1 iki 3. Kokie 15-16 metų, kai buvo Vitalijai. Jinai kaip kažko purtosi nuo rankų. Man rodo, kaip purtosi kažką nuo rankų. Kad jinai kažko nenori, bet tas nenori tai ne iš to egoizmo vidinio, bet iš baimės tos kažkokios tai. Ko jinai nenori, Rūta? Kas vyksta? Kažkokių savo savybių, kurios yra va tos subtiliosios, giliosios tos savybės, kai būna, kad per jų moterų liniją yra tos gydančios energijos. Ta prasme, pradėjo, jei su jais maždaug 16 metų, pradėjo aktyvuotis jos tos gydančios kažkokios psichinės savybės. Keistis labiau 15-16. Jinai labiau, jos vidus pradėjo atpažinti labiau tas savybės ir jos pasąmonė turėdama tą patirtį, kaip ten buvo susijęs su tom gydančiom savybėm. Ta informacija kažkaip atitekėjus buvo iš seniau, kad čia aktyvu, tas kratymasis, tiesiog man rodo kratymasis tų savybių, nes baisu yra, baisu, kad kažkas gali nutikti. Ta prasme, jei kažkokia atmintis įsijungia, kad įsijungus tom savybėm, jos gali būti panaudotos kažkaip neigiamai, ta prasme, ar ne? Taip. Tai perduok visą tą informaciją jos pasąmoniniai daliai. Ja, jinai mato viską. Ir tiesiog pasakyk, kad viskas priklauso nuo jos. Ir jeigu jai duota ta dovana, jeigu jinai turi tą įdirbį, tai jinai turės ir žinojimą, kaip tuo naudotis. Ir bet kada naudodama tiesiog gali atsiriboti nuo tų visų interferentų, parazitų, įsidėti savo antivirusinę ir prasijungsi prie savo sielos aukščiausio suvokimo, kaip naudoti savo įdirbtomis dovanomis. Jo, jinai žinai, ką tą visą dalyką jinai matydama, jinai tas energijas savo gydančias dabar vietoj to jau, kad kratytųsi, pasideda ir man rodo vėlgi kažkokį kaip mineralinį akmenį rodo. Bet ne tai, kad jau tenais, kaip tenai pas tą pribuvė, pavyzdžiui, buvo, bet tokį, kur rankoje galima laikyti. Aha, tegu turi šalia savęs, nesideda kol kas būta. Taip, jinai suvokia, kol nėra viso valymo pilnai, kol nėra visos pilnai informacijos sugrąžintos, nes pas ją yra ir informacijos pavogtos, bet einant per aspektus ateina, viskas susitvarkys. Tai Rūta, dabar pasižiūrėk, einant per juos įtarinį gerai, žiūrint, kas yra svetima implantą. Ant čiurnų, kai būna, žinai, ten tie vergam, kaip dėdavo tuos ant kojų tokius grandinės, tai jinai va toj vietoje yra pririšta. Nors jinai vis tiek daug nepaiso juos, pririšta, tai pririšta, nėra belenkai pririšta, kad jinai nepajudėtų. Tokie, kaip būtų sunkus luitai uždėti gale, bet jinai su jais vis tiek juda atkakliai, atrodo nesvarbu, kas nutiktų, jinai kad ir su jais vis tiek judės. Dabar vieną dalyką pasakysiu. Pas klientį yra kojų sąnariai ir artritas. Čia susijęs su šito visu. Jo. Praktiškai dėl šito. Užtat man parodo iš karto, kad kaulą
šitą ir kad jos informacija tenais yra kauluose labai svarbi. Ir kad vagama jinai yra. O kam priklauso tos grandinės? Reptiliai čia. Nors sakyti kaip drakonai, bet čia ne drakonas, čia kažkoks kitoksai Tai hybridas. kitai reptilijai, ar ne? Negu ten, kur matėm tada, kad... Negu tinkliukas, kitas negu tinkliukas tasai. Jo, tik klausiu. Jo. Gerai. Ir kiek laiko jinai turi tas grandinės ant tų čiurnų? Man rodo 5 inkarnacijas. Tai irgi Su to praktiškai tinkliuku, nuo pat tai vis tiek 5 rodo. Gerai, dar žiūrėk, kas toliau yra iš karto, kad paskui viską kartu. Ant moteriško organų, kaip, vat, jeigu imant apačią ne visą. Čia irgi tokie uždėti metaliniai dalykai. Ant moteriškų organų. Nu, ta prasme, bet ir kaip kelnaitės, kad būtų, ne? Kas ten, gerai, o kiek laiko ten tie metaliniai ir kam priklauso? Šitas nedaug. Ta prasme, šitie nėra taip ilgai. Aš nežinau, kodėl čia man ateina žodis susijęs su išžaginimu, bet čia ne tai, kad negaliu pasakyti, kad jinai gal būtų buvus išžaginta, bet kažkas kažkur susijęs su tuo baugumu kažkokio tai išžaginimo. Ateina tokie žodžiai. Ar šitas metalinės kelnaitės kaip nors fiziškai ją veikia? Man rodo tokį apatinės pilvo dalies, jeigu ne, tokių sustingimas, tokių kraujotakos limfos sustingimas toj vietoj, bet čia man ir su ta tokia baime kažkokia tai. Gerai, tai mes dabar pažiūrėsim tuoj. Pas klientė meni problemas su moteriškomis ligomis. Ir klausimas, ar kažkas yra padaryta per moterišką liniją, nes visos giminės moteris su šiomis problemomis. Tai dabar man įdomu, pasižiūrėk, ar šitas jaučiamas išprievartavimas ar ne, žaginimas. Pasižiūrėk, ar kažkokiu būdu liečia tik tais Vitalijos sielą, ar jos giminės moteris? Ne tik Vitalija. Tik Vitalija. Ne tik. Daugiau. Ne tik, ar ne? Tai einame pačią. Man rodo vyrą, man vis vyrą rodo, kuris tą padarė. Bet to jaus susikaupsiu. Čia ne šioje reinkarnacijos. Ne. Iki tą momentą patį pirmą kartą, kada tai įvyko. 1, 2, 3. Ateina 3-4 ne Vitalijos inkarnacijos, bet giminės kartos, 3-4 kartos atgal. Kartos giminės. Jo, atgal 4. Buvo jų pačių vyrų, jų pačių linijos vyrų vyras. Išžaginęs buvo kažką tai iš jų pačių linijos, kažkas tokio. Bet jisai ne vien tik tai, jisai toksai buvo tiesiog. Jisai ne vien tik tai iš jų pačių kažką išžagino, bet jis ir daugiau taip darė. Ir su kitom moterim taip elgėsi, mergaitėm. Pasižiūrėk, kas per tą vyrą veikia, kas tenais tas vyras. Demonas labai stiprus toks. Ir jisai toj giminėj, tos pačios giminės vyras, ar ne? Jo, jisai ne pirmą kartą inkarnavęs jis buvo irgi toj pačioj giminiai.
Ir, vat, žiūrint į tą vyrą, jeigu moteris mato, atrodo, joms tas tinkliukas dar labiau įsijungia, tas baimės tinkliukas dar labiau įsijungia. Rūta, kaip šitas vyriškis, kuris prieš valią pažeisdavo moterų valią, ar ne, sakykime, kaip jis pirmą kartą leido, kokios sąlygos, aplinkybės įtakojo, kad jis leido prisijungti tam demonui ir, sakykime, per jį veikti, ar ne? Eikim patį pirmą kartą, kada tai vyksta, kada jisai pasinaudoja savo vyriškumu, kad kažką pažeistų, ar ne, patį pirmą kartą. Žinai, kaip aš pasakysiu, kur man numeta jo pačio, kuris pats parodo, kas su juo nuo pirmą kartą nutinka. Su juo nutinka pirmą kartą kažkokia tai moteriška egzekucija, kaip ateina žodis. Taip. Jisai pats nueina ten labai, net ne į tą karnaciją, kuris va čia žagina šičia moteris tas, bet jo dar kitur jisai buvo gimęs. Jisai buvo paauglys berniukas, kur buvo iš jo tyčiojamasi. Pasakok, yra svarbu, Rūta. Jisai nuogas, jisai iš jo tyčiojasi, jis ten tampomas. Kas jį tampo ir kas tyčiojasi iš jo? Yra tokios kaip moterys, kaip merginos, aš nežinau, apie gėdos, jam daro gėdos kažkokį tai, kaip sakytum, stulpą, taip toks žodis ateina, bet viešai jis apkaltintas buvo tada neteisingai, kad kažką tai, galima sakyti, išprievartavo, bet tada jis neišprievartavo nieko, bet buvo apkaltintas jisai. Iš pavydo buvo apkaltintas. Labai buvo geros šviesios širties. Irgi labai gydančio energijų daug turėjo. Gerai, tai jisai gaunasi, pas jį gaunasi kalties jausmas. Kalties jausmas, gėdos jausmas, pyktis. Ir prisijungia tada demonas prie jo, demoniškas, sukyla demonas. Tam vyriškiui toje reinkarnacijoje, koks jo vardas toje reinkarnacijoje, Rūta? Rajaus. Fabrino. Parodyk tam Fabrino, kas vyksta, ar ne? Fabrino. Tam Fabrino, parodyk, kaip per jisai mato, jisai paklaikęs, jisai nežino, ką daryti, jisai pasidavė tiesiog. Tai duoda tą nesąmoningą leidimą prisijungti tam demonui ir kaip tas demonas po to kitose reinkarnacijose per kelias kartas, sakykim, toj pačioj giminėje, ar ne, kaip jisai niekina, sakykim, moteris, ar ne. Ir aš įsivaizduoju, kai tu dabar pasakei, per tą paniekinimą yra per tą vyrą yra sustiprinami tie tinkliukai to pačiu, ar ne? Jo, per tą baimę, jo. Per tą keliamą baimę, jisai žinai, kaip tas baimės priminėjas ir kelėjas. Tai jisai dabar tą mato dalyką, girdi? Girdžiu. Galvoju, kad tu nenutrūktų. Ne, aš tik klausiau tavęs ir mačiau, kaip... Jo, tai jisai mato tą dalyką ir ieško išeičių, kaip jam pasirinkti. Jisai iš pradžių kaip ir galvoja pasirinkti, nesikreipti iš vis niekur pagalbos, nes jisai, žinai, pasidavė per tą egzekuciją, pasidavė ir kai pradėjo šauktis vidui pagalbos ir demonas prisijungė. Bet jisai iš vis nusprendžia, kad jisai net, nes tada jisai vis tiek miršta tenais, tiesiog ramiai gražiai išeina, nesikviesdamas pagalbos. Bet jisai pasirenka iš vis ten nepapulti ir kitaip išspręsti tą situaciją, nepapulti į akiratį to pavydo, kur prieš tai jam pavydas gaunasi dėl to, kad jisai tokių energijų, jisai labai kaip ir geras ir kad jį ten apkaltina. Bet jisai pasirenka iš vis nepapulti į tą situaciją per tam tikrą merginą iš vis. Jo.
nebūti suviliotas gyvatės, va tai, va, kaip sakant, va taip jisai. Va, būtent tų gyvačių tai reiktų. Va, tai va. Gerai. Dabar pažiūrėk viso tai, kai jisai pasirenka nesikreipti į šitą demoną, ar ne? Ir visą tą dalyką tame laike atšaukė. Pasižiūrėk dabar Vitalija, jinai tas kalnaitės dar turi, pas ją yra dar tos kalnaitės. Žinai, kaip būtų tik tai popierinės kokios. Dabar mentališkai pačiai reikia nusijimti. Ta prasme, kad mentalinės programas pakeisti. Aišku, nu tai čia po to viską jau gal. Gerai, žiūrėk toliau. Bet ne tik pas ją, bet ir pas visus taip pat, pas visas pasikeičia. Pas giminės. Tik mentalinės pasilieka programos. Super. Gerai, pažiūrėk, Rūta, kas dar. Ir netgi tos, kurios moterys ten kitos nukentėję buvo nuo jo, irgi tas pats pasidaro. Gerai, super. Tai jaus atrodo, net žinai, ašarų toks kamuolys pasidaro, tai jaus. Žinai, kai būna sukyla, pasileidžia kažkas. Nu jo, iš šitai per kartas iš tikrųjų. Tai. Užtat atrodo širdies ta sistema vėl, žinai, kad išsivalyti turi ta širdies sistema. Ir kad labai daug meilės, va tos tokios, atrodo, virpesių, atrodo, ir man rodo raudoną kvarcą, nu čia jau paskui gal, bet tiesiog vis, kad ir Vitalijai ar šeimos moterims, jeigu turės galimybę, palaikyti vis tą ružavą, tą kvarcą rankose. Rožinį kvarcą, kad palaikyti rankose. Atrodo, kaip primintų, atrodo, jisai turi tokių energijų, kaip primintų jom tas meilės, tas kaip virkštėlės, kurios integruotųsi, tiesiog atsigautų, prisimintų tiesiog. Ta tyra meilė, be tos baimės tokios virpesio. Tai dabar dar, atsiprašau, kažką tai sakai. Pabaig peržiūrėti, Terina, Rūta, prašau, ar dar kas nors yra tenais? Yra tokie blyškus, tik tai kažkokie dalykai, ir prie gerklės čia prikibę, bet reikia to bendro tokio valymo ir viskas. Išsivalys rankose, va čia va atrodo, reikia išsitraukti kažkokius tai raiščius, kurie, žinai, būtų va taip nutraukti raiščius. Viską atrodo kaip iš vidaus, kaip, nežinau, gal kaip o tie raiščiai kam priklauso, jai pačiai ar kam? Čia per visas tas programas, žinok, jau susiformavę, bet jinai, va, atrodo, tos bando išsitraukti, nusitraukti tos. Per visą tą, kas buvo, nu, čia nieko naujo jau nėra, ką mes įvardėm, jau tų interferentų papildomų nėra. Apart to, kad ten tos gyvatės aplink tiesiog ją sukasi, bet į ją neprieina, nes ir tų užteko, čia kiek visokių kitų buvo. Gerai, Rūta, aš einu tada per aspektus, ar ne, paskui eisim prie protokolo. Pereinu per visus, netgi tuos, kuriuos esu minėjusi. Jeigu ten kas draugai išlystų. Problemos su moteriškomis ligomis, ar kažkas padaryta per moterišką liniją, nes visos moteris su šiomis problemomis. Dar kas nors išlenda be to, kas ten tas kalnaitės lietė. Tai man rodo dar ir kraują patį, kad kažkokį kraujo, ne tai, kad jis dabar kaip ir susitvarkys energetiškai dar, bet čia kažkokiu kaip ir arbatžolių reiktų panaudoti, kur net, nu, kaip ir valo, galima sakyti. Dilgėlės? Gali būti dilgėlės vienos, kaip dilgėlės tokios kaip stiprinančios kraują, tai čia visam kraujui labai gerai. Paskui rodo dar kraujažolės ir ateina žodis ir pelynas, bet jo labai nedaug reiktų, labai jautri sistema moterų, tai jo nedideliais kiekiais reiktų naudoti. Kaip? Kaip dėl pienių. Pienių žiedų. Pienios tokios gaivinančios, tokios daugiau gautųsi. Tai ten reikėtų daryti su kažkuo. Ne, kaip tik pienių, tai nereiktų kažkaip atskirai tarpuose, kai darai pertraukas nebent. Labai kažkaip su jom atsargiai rodo. Gerai. Jos tinka, bet labai atskirai jas reikia. Ir ne visą iš karto.
Dabar pas Vitaliją įsijungs didesnis ir nežinau, ar pažindavo pati Vitalija, bet turi iš tikrųjų labai gerą intuiciją jinai. Vitalijos turi labai gerą intuiciją ir jinai dar labiau išsigrynins, nebus įtakojama išorinių tų interferentinių energijų. Nes skatulių bus, o iš širdies bus daugiau. Labiau atsiskleidinės, jūs labiau atskleidinėsit tą savo intuiciją. Ir su ranka, pavyzdžiui, netgi kažką palietus, kur daugiau, va, pavyzdžiui, tiesiog per rankas jausit labiau, kas jums va, tuo metu, ko labiau reikia. Kad jeigu taip. Nes, pavyzdžiui, rodo netgi va, palietus vieną augalą, kitą augalą ir iš karto pajutimas, koksai labiau tai dienai tinka, arba, pavyzdžiui, netgi su pirštais paėmus vieno arba kito, ten kažkokio tai tos pačios arbatžolės, iškart pajutimas, kokį mišinį pasidaryti. Man kažkodėl rugiagėlės meta dabar dar. Ir rugiagėlės labai gerai. Rugiagėlės labai gerai, aplamai labai gerai. Tinka. Gerai. Ir to jau aš dar pasakysiu, kokį man sukosi dar vienos iš tų žolelių. Šitie lipikas, kaip jisai, lipikas yra toksai. Aš matau vaizdą, žinau, kad lipikas pilno pavadinimo gal neatsiminsiu, bet aš atsiųsiu, koksai yra. Jisai tas tokias labai smulkes ląsteles limfinės valo, kur dėl moteriškų, jeigu moteriškos linijos. Kaip paskui, kai prisiminsi, galėsi atsiųsti Rūtą. Jo, aš žinau, kaip atrodo, aš matau, kaip atrodo, bet aš to pavadinimo pačio. Tokios smulkios yra. Ir paskui dar... Tai tiesiog dabar tiek gal taip. Pirmiausia, reikia pereiti per visą sistemą, dar valymo, kad... Kojų sąnariai ir artritas. Čia mes paminėjau, bet pasižiūrėk dar, ar kas nors išlys ar ne. Jo, sąnariai dar jeigu skauda, tai labai didelis jautrumas buvo, jau tas tinkliukas tai buvo išjautrinęs visą sistemą, o patys sąnariai jautrus atrodo, kad net orus jaustų, kai būna, ne, vat kai žinot, kad keičiasi, ne. Bet kai šitas tinkliukas susitvarkys, tai po truputį nuslopstas, bet laiko praeit turi, kol pati visa ta sistema susitvarkys. O šitų grandinių jau tenais dar yra tos grandinės, ar ne, kur mes kalbėjom, nes ten paskui turės išreikšti ten. Kadangi jinai pamatė, tai aš jau nematau, ta prasme, jos, žinai, kaip būtų irgi popierinės, va tai va. Jau kad va tos, kad sunkios nėra nieko sunkaus šito. Tai paskui per valymą dar pilnai. Einu prie kito aspekto. Paskutiniu metu Vitalija pradėjo persekioti nelaimės. Pradėjo namų daiktai lūžti kasdieną. Toks jausmas, kad kažkas jai linki blogo. Pažiūrėk, ar yra kokia ezoterinė priežastis, kad ją persekioti pradėjo nelaimės. Žinai, kaip atėjo pirmiausia, kai tą pasakė viską, tiek, kiek buvo prilinkėta, bet per tos užkalbėjimus jau daugiau nėra, daugiau. Bet tas lūžinėti daiktai, tai atrodo kaip kažkokių tų jau destruktyvių energijų net laiko, kurios žadina tiesiog, kad reikia jau viskas, pokyčio reikia. Tiesiog va tai va. Ir labai gerai vėlgi ta vidinė intuicija, kad nesėdėti sudėjus rankų, o kažką daryti. Tiesiog griebtis kažko daryti. Jo, kaip jaučiasi, kad ant stipriau kažkaip buvo pradėję aktyvuotis tos visos destrukcinės energijos, tas tinkliukas, viskas ir tiesiog man, kai tu pirmai sakei, kad atrodo tenais virpina ją iš vidaus ar ne, tai man net jausmas, kad ta energija, jinai turi kažkur iš jos išeiti ir išeidant kažkokiu, ta prasme, dalinai ar ne, vat jie, sakykime, ir buvo priežastim tos energijos, kad net daiktai, vat atrodo, turėdavo kažkur išeiti, kad jos pilnai nedas. Kaip sakyti, ne pačia ją sugriautų, bet per daiktus. Jie, būtent, kad jos negriautų, bet jinai kažkokiu būdu
labai protingai tą energiją išleisdavo, bent jau dalinai, ar ne, kad vat ne jos vidų griautų, o kad geriau kažką aplinkui, ar ne. Užtat, kad Vitalijos vis tiek tyriausia dalis, jinai labai stiprią intuiciją turi. Ir vis tiek Taip, bandavo jinai žinojo, kaip prasimušti ją pasąmonę nukreipti. ir vis daryti tam tikrus veiksmus. Čia šitoj pusėje gavosi kaip ir pasąmonė ir geram dalykui panaudojo tuos dalykus. Bandė ieškoti sprendimų per fizinę. Man aplamai čia atrodo toks labai protingas jos pasąmoninės dalies, tos sielos dalies nukreipimas tos destruktyvios energijos kitur, kad ne ją fiziškai, kaip aš sakau, naikintų, geriau kažką kitą ir to labiau atsimerkimą, tai kad kažkas ne taip. Taip. Gerai, einu prie kito. Nekartą sapnavo, kad ją apipila srutomis nešvariu vandeniu. Bando kažkas išdeginti akis. Mato sapne moteris, tik neatpažįsta jos veido. Ar kažkas iš pažįstamų linki jai blogo, klausimas? Žinai, tas nėra tos nuoširdus linkėjimas blogo, bet atrodo man tas aplinkui tas gyvatės ir kobras aplink tą eterinį lauką. Bet per to žmonės veikia tie interferentai, tos kobros. Bet jos energetika tokia buvo, kad tiesiog pritraukė tas energijas, ta prasme, leido aplink suktis. Nes tas ir tinkliukas, tiesiog buvo patogu prieiti ir aplinkui. Plakti liežuviais tai tikrai, jeigu tas yra išsireiškimas. Bet rodo, kaip jinai nusimeta tos tinkliukus, jos atrodo atšoka tiesiog akis, kaip atsivertų tom kobrom, kaip sakytum, tiem jeigu žmonės, ne? Atrodo, kaip akis atsivertų ir būtų, nenorėtų visai net prie jos eiti. Gerai. Pasikeitimas yra. Ir nėra kaip įkasti, atrodo, nėra už kur pagriebti tada. Aha, supratau. O dėl to išplikinimo akių, tai šiek tiek yra kažkas dar kito. Čia dar kažkas kito yra. Dar pakartok, nes labai daug perskaitė ir Jie apipila srutomis nešvariu vandeniu, bando išdeginti mano akis. O Vitalija, kokiu būdu jums bandoma išdeginti akis vandeniu ar tiesiog ugnimi? Tokį kaip rūgštim, acidu. Kažkas toks, bet aš per sapnus net pajusdavau, aš pabusdavau iš sapnų, iš skausmo, akis degdavo. Negalėdavau akių tiesiog atmerkti ten 10-15 sekundžių. Rūta, prisijunk prie vieno iš šitų sapnų, gerai, kad geriau pasižiūrėtumėm, kas ten. Jo, aš iš karto, čia kaip atrodo, kaip Vitalija papultavo to pačiu ir į prisiminimą kažkokį, kai jai kažkas tai buvo nutikę. Nes jai buvo taip ir nutikę iš tikrųjų kažkada tai. Nes turėjo labai tą skvarbų tokį gilų žvilgsnį ir dabar jinai jį turi, tą žvilgsnį, tokį gilų žvilgsnį turi. Irgi vėl su tom gydančiam energijom, man rodo. Man irgi taip rezonuoja čia, ką tu sakai. Tai man rodo ir prisiminimas, kad jai tai buvo nutikę ir iš tiesiog, kad, žinai, kaip būna susijungi tiesiog su ta vieta, kai buvo nutikę. Man toks jausmas, kad jai čia tokie kaip ženklai pasąmonė tiesiog nori atvesti, kad pradėk tvarkytis, kad galėtum pradėti savo sielos įdirbį naudoti galų gale. Susitvarkius visą save, atsirestauravus taip. Nors ir taip jinai naudosis, dėl savęs pirmiausiai. Ir pirmai, ką aš nepaminėjau, toj vietoj man ateina prisiminimas, kai sakiau rankom, tai toj vietoj parodo, kad jinai netgi ir pasižiūrėjus, pavyzdžiui, kad ir vaistiniai į kažkokius, kaip būna arba atšalės, arba kažkur, tai iš karto pajautimas su žvilgsniu, ko jai reikia, iš karto per akis pajautimas. Intuicija, tiesiog jinai susisieks labai gražiai tiesiogiai su savo intuicija ir suvoks. Ir prieš tai turėjo, bet galėjo trukdyti tos programos pasirinkti to, ką reikia. Galėjo būti pasirinkdavo tą, ką reikia kitiem. Bet kartais pasirinkdavo ir teisingai. Įvairiai galėjo. Ir kas su maistu susiję, ar su visokiais kitais dalykais, ar ten kokiais gėrimais,
galėjo ją ir klaidinti, galėjo ir teisingai būti. Viskas priklauso nuo to, kiek ją atpalaiduodavo, nes kartais atsipaleisdavo ją nuo tų, kad jinai visiškai, kad galėtų dar gyvybinių energijų savo turėti, kad galėtų gyventi, nes išsunkta būtų niekam nereikalinga buvus. Nebuvo tikslas visiškai nužudyti. Gerai, einu prie sekančio aspekto. Niekada neturėjo šiltų, gražių santykių su mama. Ir su metais ryšys visiškai baigia nutrūkti. Ir kuo labiau Vitalija stengiasi, tuo labiau jos tolsta. Kokia yra to ezoterinė priežastis, jeigu yra ezoterinė priežastis? Tai pirmiausia, tai kad ir nėra tų ryšių, tiesiog ir nerodo to ryšio, kad būtų, žinai, sutraukyti jie tiesiog, taip ir ateina, sistemiškai sutraukyti. Sistemiškai sutraukyti, taip kaip buvo augus Vitalija. Mama nežinojo kaip kitaip. Nežinau, kas tarp jų, kas Vitalija augino nuo mažumės, ne? Ar pati mama augino, ar kaip augino, ar matė ją kaip augančią ir kas ten buvo nutikę. Bet rodo, kad tiesiog tos ryšys toks artimas nėra susirišęs. Gal kaip sielos aplamai neturi jokio ryšio, dažnai būna, kad ateina būtent į tą šeimą dėl kitų priežasčių visiškai. Čia žinok dar kitaip. Čia tiesiog kaip būtų, to jaus pasakysiu. Čia supranti, kaip tuščia būtų aplamai, ne tai, kad kaip sielos neturi ryšio. Kaip sielos, jos jeigu paėmus taip jų abiejų tyriausias dalis, jos kaip sielos turi. Bet jos čia programiškai kaip būtų atskirtos. Taip ateina. O pažiūrėk, kas jas atskyrė programiškai? Sistema, sistema šita, matricinė sistema. Pažiūrėk, juos kažkokiu būdu. Daug plokštelių labai pridėta. Tiesiog plokštelio atrodo, kaip daug pridėta būtų. Bet ištrintas ryšys atrodo kaip trinamas ryšys. O kam tai naudinga yra, Rūta? Kaip? Kam tai naudinga? Kad kuo mažiau persiduotų tos savybės visos. Nes jeigu tekėtų labai gražiai jeigu pavyzdžiui Vitalija dabar būtų atėjus nauja siela iš šitą liniją, tai būtų iš vis net neturėjus to įdirbio šitų per rankas, kas gydančių visų energijų. Bet jinai jau to giminė inkarnuosi, jau jinai susirinkus tų savybių daug. Ir pavyzdžiui, bet jeigu tą tėkmę energijų per mamą, per Vitaliją ir tolyn viską atstačius, tai tos sustiprėja tiesiog ta gijėtų visų jų giminės tos gydančios energijos. Nes čia ne vien tik tai Vitalija kaip siela pati tas turi savybės, bet ir giminė sustiprina tas savybės dar, gali sustiprinti visą tiekmę. Nes pas mamą irgi yra, bet programiškai užrakinta, užrakinta. Mama kažkiek gal ir naudojasi kažkuo savo, nežinau, ką naudojasi. Iš tikrųjų pakankamai uždaryta informacija. Bet aš tiesiog matau, kad pas mamą ta informacija yra irgi kaip informacija tokia, kad jinai turi. Gerai, jeigu išsikviečia Vitalijos pasąmoninė dalis jos mamą. Ir parodo visą tai, ką... Išsikviečia, bet jinai kaip dėžutėj tokioj mama. Programinė dėžutėj. Kokioj dėžutėj? Programinė dėžutėj ateina. Gerai. Paprašyk Vitalijos, kad jinai atidarytų tą dėžutę. Vitalija negali tos dėžutės atidaryti. Negali? Neturi teisės, ne. Ok. Dabar tegul Vitalijos mamos viena dalis, kuri yra atsibudus, kad ir kokia maža būtų ir pati šviesiausia, tegul išlipa iš tos dėžutės ir pasižiūri, kaip atrodo, kad didžioji jos dalis yra dėžėjai. Pasižiūrė, kad... Tu pasakysiu, kai tu pasakėjai,
Tai atskrido paukštelis, nutupė ant to narvelio. Aha, tai atskirai, žodžiu, yra ta Aha. sielos dalelė kaip paukštelis. Gerai. Parodyk tai daleliai, kas vyksta, kad jinai yra pilnai atskirta sistemos toj dėžutėj. Nieko nemato, kas vyksta aplinkui. Ir tuo pačiu parodyk, kaip tas ryšys yra tarp jos ir dukros trinamas su tikslu, kad giminės, sakykime, per DNR tas visas įdirbis nebūtų pasidalintas, perduotas. Jo, jinai mato, bet nežino, ką daryti toliau. Tai dabar pasakyk tam paukšteliui, tai daleliai. Paklausk, ar jinai nori savo kitą dalį išleisti bent jau iš šitos dėžutės. Jinai nori, žinai, kaip vis darydavo, atskrisdavo, atitūpdavo ir per viršų tokią skylutę traukdavo, tokį siūlą traukdavo, galvodavo, kad kai ištrauks tą siūlą, pagaliau pasibaigs tą siūlą ištraukti ir atsidarys tos durelės. Bet taip ir nepasibaigė tas siūlas, niekaip ir negali atidaryti. O dabar aš paskaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir tas paukštelis, tas sielos dalelė įgaus tiek stiprybę, susijungs su tiek su šaltiniu, kad gautų tiek stiprybės, kad visiškai lengvai su savo snapeliu, tarsi popieriaus lakštelė, galėtų atidaryti šitą skrynę. 1, 2, 3. Žinai, kaip jinai padaro nebent stiklinę, nes, ta prasme, kad permatytų, nes buvo anksčiau nepermatomas tas narvelės, tas programinis, ne? Bet dabar padaro, jis negali jo visiškai suskaityti, kad visiškai, bet jisai toksai kaip lašas būtų kažkoks nukritęs ir pasidaro skaidrus, kad jisai mama gali bent per stiklą pamatyti savo dukrą. Gerai, o jinai gali girdėti savo dukrą? Gali girdėti mumis mama? To jaus kažkoks to jaus palauk. Tegu susijungia su tuo savo paukštelio tą dalim, kad galėtų girdėti bent telepatiškai mus. Jo, telepatiškai jinai gali. Tai dabar perduok tai mamai, kur yra toje stiklinėje permatomoje dėžutėje, kad jinai turi visą galią, viskas, ko jai reikia išreikšti savo valią, ir jinai pati gali, jeigu nori, atidaryti tą dėžutę arba netgi su pirštu, tik su ranka paliesti tą stiklinę dėžutę, jinai suduš ir jinai lengvai gražiai atsistos. Jinai jau išeina iš tos, jinai kaip... Kai tos sienos skaidrios pasidarė, jinai pamatė savo dukrą ir suprato, kad jinai, pajuto tą, kad dukra, pamatė iš tikrųjų, kad ta dukra. Ir jinai kaip išeina ir bando, ir tada tik tai suvokė, kad su jie kažkas buvo nutikę. Su jie kažkas, su motina pati, kad su jie pačia buvo kažkas nutikę. Kad jinai tame narvelėje buvo tam tokiam net nesąmoningume kažkokiam. Perduokė dabar tą informaciją, kad jinai buvo sistemos nasruose. Ne kaip būtų buvus atsiskyrus nuo pasaulio. Tas trynė tą visą ryšį tarp jų. Jo, jinai mato ir suvokia, kad jinai net savo dukros nepažįsta, Ir jinai galvoja, kad dabar jinai jaučia, žino, kad čia jos dukra. Ir jinai atrodo, kai bandys ją pažinti po truputį. Gerai. Per daug dabar negalim tam pas ją kištis, iš tikrųjų turim pabaigti su Vitalija. Paskui po biškį gal pradės dėliotis. Gerai. Labai daug mentalinių programų yra vis tiek dar. Pas mamą, ar ne? Pas abidvi. Ir pas mamą, Vitalija tai ten išsivalys, bet aš dabar galvoju, jeigu ten mamą ten po tą lėkštę padėti, tai kartu atstankai. Jo, tai lėkštė energetiškai vienai, bet per fizinį lygmenį labai daug. Čia suvokimas, per fizinį lygmenį suvokimas turi būti. Bet kai bus apvalyta energetiniam lygmenį rūta, pradės lengviau viskas atsistatinėti fiziniam lygmenį, nes tas lygmenys, tai lygmuo yra paskutinis, bet kurio. Tai per fizinį lygmenį gali mintis ateiti, kad kažkaip kitaip pagalvoti.
Gerai, dabar Rūta darysim mūsų protokolą ir paskui žiūrėsim, kas dar yra likę. Gerai? Gerai. Bus tada lengviau surišti visus galus, jeigu kas dar bus likę. Gerai, sekundėlę. Gerai. Vitalija, kaip jūs jaučiatės? Ašaros bėga ir viskas. Labai gerai, tai pas jūs Nes valymas atsipalaiduoja visa prasidėjęs jau iš sistema. tikrųjų. Kaip sakot? Sistema labai atsipalaiduoja visa ir dukra nuo jūsų truputį atsitrauks dėl to, kad jai ramiau viduj bus. Nes atrodo, kaip rodė jūsų dukra, kaip švyturėlis prie jūsų, kad tik tai lengviau būtų jums. Ir dabar atrodo, jai ramiau tiesiog bus. Ir dukrai. Sistemai visa sistema moterų aplamai atsipalaiduoja. Bet jūsų dukra prie jūsų kaip tas švyturėlis buvo, kuris irgi jum palaikė jūs. Nors gali būti kartais labai nepatogu, buvo nepatogi galėjo būti, bet vis tiek. Dėl to, kad palaikyti energetiškai buvo prie pat jūsų. O dabar jinai savo energijas daugiau savo galės naudoti. Ne tik jums. Mes dabar, Vitalija, praeisim per valymo protokolą. Tai mes dirbsim su jūsų pasąmonine dalim, bet jūs tiesiog fiziškai irgi visą tai galite savo viduje, savo mintise visą tai išsakyti. Tiesiog pasižiūrėsit, paskui pasidalinsit, ar buvo kokių pojūčių, ar ne. Gerai, Rūta. Pasakyk dabar pasąmoniniai Vitalijos daliai, kad jinai išsikviestų prieš save visus interferentus, parazitus, visas esybės, su kuriais turi sutartis, susitarimus, leidimus įeiti jos energetinį lauką. Visus kokiu aktyvuoti ar neaktyvuoti. Viską, ką sakai, tą daro. Ir tie skaičiami 3 atšaukia visas šitas sutartis. 1, 2, 3. Per visus laikus, dimensijas, erdves, paraleles ir realybę. Aš eisiu, Rūta, vienas paskui kitą punktą, o jeigu tu turėsi ką pakomentuoti. Aš labai tada trumpai šitą pasakysiu. Kai tas su tuo atšaukimu ir atrodo, žinai, kaip būna rodydavo per filmus ten, kad žmogui visas gyvenimas prabėga prieš akis, ne? Tai jai atrodo prabėgi su tom sutartim visi susiję košmarai ir visos tos patirtys energijos, kas susiję, atrodo, jinai suvokia, kad jau tai praeitis, paleidžia visą tai. Ir labai su visa didelė pagarba žiūri į tai kaip į patirtį. Tokia didelė, labai didelė išmintis ir pagarba viskam, kas buvo, kas nutiko. Bet tiesiog taip vat. Su tokiu labai, labai giliai išmintim žiūri į visą tai. Jau dabar, jei taip viskas palengvėjo, visas tas siaubas, kaip sakant, nuėjo, labai daug ugnies buvo viskas sudeginti, labai su tokia didelė ugnim viskas sudeginta buvo, kas buvo. Pasižiūrėk, tegu pasižiūri, patikrink, ar nėra, atsiprašau, likę kokių implantų. Yra kažkokių, bet kur pati susidėjus jau čia. Tai tegu įsitraukia į ranką, sutvarko manualiai. Į transformacinį laužą ar portalą. Neatrodo, žinai, per daug skaudėtų, kad viską iškart išsirinktų, neišsistato, kad po truputį viską išsirinkinės. Bet tegu nepamiršta, kad nepasiliktų vis nieko tenais. Tai po truputį viskas, va taip atrodo pasilik. Nes daug išsirenka, bet atrodo viską po truputį išsirinkinės, nes labai skaudėt gali kitaip.
Gerai, pagal harmoningiausiai jai ten būtumėt. Jo, nes jinai čia kaip jos, tai jinai atrodo, kai ką palaiko, transformuoja, tai vat išeina, arba pasilieka, bet transformuoja, bet jau nebe kaip implantas gaunasi. Nes, pavyzdžiui, kai kokia ląstelė gali būti kaip akmenukas sukietėjęs, ne? Bet jeigu ją transformuosi, bus gyvybinga ląstelė, plazminė, jinai tiesiog įsilieja ir jai jau ne kaip destruktyvus implantas, o kaip tik tarnauti, kaip, žinai, kaip kristalas viduj. Tuos akmenukus, kurios turi viduj, jinai į kristalus, tuos išėbė į kristalus tuos, nes pas ją yra viduj tokių kristaliukų. Ir galima, bet man vėl kauluose rodo, tie akmenukai, kurie sudėti, jie iš pradžių atrodė, kad kaip, nu žinai, kaip galėjo būti kaip svetimi, kaip ten, kas atrodė kaip įdėtiniai kažkokie akmenukai negyvi, o jinai juos po truputį visus transformuoja, pati atgaivina, kaip sakant, pakeičia juos, atgaivina ir jie į tos tokius kristaliukus pavirsta. Jos pačios ten informacija. Gerai, tai jinai atsirakins, kai bus pasiruošus. Pasižiūrėk, kaip labirintas, tegu pasižiūri, kaip atrodo, nori tegu susitvarko, sukuria naują, ar tą patį susitvarko? Susitvarko, jį tiesiog persidaro pagal save. Registrų centrą tegu susitvarko. Jo, jinai jį bandydavo susitvarkyti, bet pasirodo Ir neišeidavo. būtinai tegu įsitrina iš kitų, kur yra. Viskas susitvarko. Tiesiog perduotų informacijos susitvarko. Pasižiūrėk, ar nori ką įsitrinti archyvuose, sudėgia antivirusinę. Primestus tokius, kas ne jos išmeta, nes buvo atrodo, kaip būtų pridėta tokių langų, tokių, kur ne jos. Jai Ne jos patirtis, ta prasme. Jo, kaip būtų, žinai, priprogramuota jai. Jinai to nepatyrus, o kaip galėjo kas bet primesta jai. Be jos šitą padėti, padaryti, prašau, biškį tiek daug viską plaukia. Kaip galėjo jos archyvuose, nes tai, jos archyvuose, taigi jos yra patirtis, ar ne? Per įtikinimą, kažkur įtikinta, kad jinai kažką turėjo. Tiesiog rodo per mentalinės programas buvo įtikinta kažkuo tai, bet jinai atpažįsta, kas ne jos ir išsimėto. Gerai, pasižiūrėk, ar yra prie kokio klasterio pasijungusi? Toksai kaip popierinis būtų pasilikęs. O koksai ten šeimos ar koksai? Jo, giminės toksai. Ir dabar jie, kaip aš tai vardėjau, pamato jinai ir susirenka visos moterys giminės, kaip prie kokio laužo būtų. Ir kažką, kaip būtų iš savęs kiekviena išmeta į tą laužą, ko nereikia. Gerai. Atsimeni, man parodo tą vieną momentą, per kažkada tai, kaip pasakojai, kai prie tokio laužo ir į vidų ten buvai įėjus, ne? Ir ten atrodo, kaip rimtai, taip atrodo, ten tam laužė jos, bet kur nedegina ugnis jų pačių, bet kur išvalo. Tai jos išsivalo to ugny visos. Įdomu. Ir tiesiog taginai nutraukia sutartis, kontraktus, jungtis, bet kokias, kurios jai neigiamos yra, ar ne, su tais šeimos nariais. Ir tegul susigrąžina prarastas energijas per klasterį, kokias negalėjo būti praradusi. Tai paskui jas susintegruos. Kai pilnai jo, tada pilnai. Jo, nes parodo ir tą, žinai, tą, kur tenais, tą kapsulę, tenai, kur ta moteris buvo pribuvėja, ne? Tai po biškutį susikapsies, kai viskas išsivalys, susitvarkys viskas savaime tada. Sekundėlę. Pažiūrėk, ar prie Gregorų kokių nepasijungusi? Ne, dabar nieko nėra. Matėsios šitas tinkliukas ant kūno yra, ar ne? Jau dabar nėra nieko. Gerai.
Tegu pasišalina visą neigiamą žalingą info iš informacinio lauko harmoningiausiai. Jie taip transformuoja, atrodo kaip pergalvotų tam tikras situacijas, transformuotų, viską transformuotų. Daug tokio permąstymo atrodo ateina. Gali būti labai daug minčių pergalvoti kažkokius dalykus. Tiesiog galima stebėti juos ir kad pozityviai tiesiog apie įvairius dalykus pergalvoti ir galvoti. Gerai, tai darom dabar transformacinę lėkštę. Vitalija į erdvę. Transformacinė lėkštė. Dabar Vitalijos pasąmonė dalis. Vitalija ties skaičiumi 3 paleidė visus neigiamus įsitikinimus, įpročius, baimės, neigiamas žemų dažnių emocijas sukauptas per visą sielos kelionę, negatyvias minčių formas, neigiamas mentalinės programas, neigiamus globalinius mentalinius programavimus. Paleidi čia ir dabar harmoningiausiu tempu. 1, 2, 3. Tai to visų tiek daug paleista, atrodo, eterinės visos ląstelės nurimsta, tiesiog ramu ir jau net nesinori nieko kalbėti daugiau. O tai visiškai ramu. Fizinis kūnas dar turės priprasti prie to ir paieškoti vietų tos ramybės, kaip sakant. Kad ir fizinio kūno ląstelės nurimtų. Tai vienas iš geriausių dalykų gamtoje. O dabar tegu atsistato savo kosminę DNR. Nes jaučiu, kad ten po viso šito, kas buvo, kad negali tai padaryti ir jai reikia. Tiesiog atsistato savo kosminę DNR, tai susikuria antivirusinė. Tai jūs palauk, dar rodo apie pavoktą mišios informaciją, kuri buvo pavogta. Tai dabar, taip, šitą tegulnai dabar, kai yra įsivaliusi, tegulnai tą akmenuką, kur turėjo tenai su savo su tuo įdirbiu, ar ne? Rūta, tu mane girdi? Girdžiu, klausau. Ten, kur jinai buvo tą akmenuką pasijėmus, ar ne? Ten ne kapsulio akmenukas, man atrodo, buvo, net sakyk, kad akmenuką jinai ten susidėjo viską. Buvo taip akmenukas. Jo, tai jinai dabar tą akmenuką gali integruotis, įsidėti kažkur į save. Tuo pačiu išreikšti intenciją, kad atsistato savo kosminę DNR, atsirakina ją ir aktyvuojasi pamažu harmoningiausiu jai būdu kiekvieną dieną. Tai jinai daro tą pasidaro, jinai ir tokį kaip palaipsninė vyks integracija. Po truputį viskas. Nu jo, kaip stogas ten. Jo, ir viskas vis tiek per fizinį lygmenį turės atsirakinėti per kažkokį tai ar paskaitymą, pajautimą, per kažkokią praktiką pajausti, bandymą pajausti. Rodo kvėpavimo kažkokius, tai labai gerai būtų kažkokios kvėpavimo praktikos. Prasme, tiesiog kvėpavimas, gilesnis kvėpavimas. Neapsisunkinti per daug, pradžiai ypatingai, leisti savo pailsėti nuo viso to proceso, kuris vyko, bet to pačiu mažais žingsneliais, nepersikraunant savęs, tą pajausi paskui, kada daugiau jau savo kažkokį daugiau, kai bus daugiau to vidinis poreikis atsiras kažką daugiau daryti, kad ir su praktikavimu kažkokiu nukvėpavimu intensyviau ar kažką, tai vienas iš tokių dalykų, ne? Arba pajautimo, bandyti pajausti kažką, tai kad atsirakintų daugiau, pačios energijos atsirakinėtų per rankas, per akis, kurios siela pasąmonė pasiruošusios naudoti, bet per protą dar turi pajusti, kada norėsi naudoti pradėti. Per mintis. Su kokiu tikslu, Rūta, Vitalijos siela atėjo į Žemę šią reinkarnaciją?
Turėjo jie sielą kažkokį tikslą ateidama čia inkarnuotis. Būtent į šitą inkarnaciją. Tai būtent į šitą. Tai rodo tą išlaisvinimą tos giminės, jeigu vienas iš tų dalykų. Rodo ir dar rodo tai, kas dar bus. Ateitį rodo. Na gerai, o ką rodo ateitį? Nes rodo, kad jos šitų energijų pačių, kokias jinai neša, tas gydančias energijas, jų labai daug dar reikės ateitiniam laikotarpiui. Tos per širdį, kur skleidžiasi tos tokios energijos. Ir tai vienas iš, čia daug atrodo tų dalykų, yra ir smulkesnių dalykų, ką aš nežinau, ką dabar Vitalija veikia, bet kažką tokio, kur, irgi geri kažkokie tai dalykai, net nežinau ką, kaip įvartinti, neparodo tiksliai, bet geros intencijos, Pas ją vien tik tai mintis yra mąstyti apie kitus gerai, jau yra labai gera sklaida šviesos. Čia taip gal primityviai įvardinta, bet tiesiog taip. Ir atrodo, kaip pas kitą užsižiebė tokia šviesa, kaip sakytum, kaip šviesa pas kitus užžiebinėti, taip. Gali pasikeisti biškelį, Vitalija, jūsų. Arba kažkas šalia atsirasti tuo, ką darote, nes šiaip Vitalija tai su maistu dirba. Tai ir per rankas su maistą daug kas gero įeina ir nueina. Labai geras dalykas, tiesiog idealiai tinka tai. Tiesiog puikiai. Nes tai yra akys ir rankos, viskas. Ta prasme, tai labai geras dalykas. Bet tai nebūtinai kai galutinis, bet tai tiesiog ideali priemonė ir gydymo tikslais, visom prasmėm, prieiga prie žmonių labai gera. Ideali prieiga prie žmonių. Ir pasikalbėjimui netgi per maistą su kitais žmonėm. Užkalbėti maistą, rodo užkalbėjimą maistą. Jinai parodo šitoj vietoj, jinai bijodavo užkalbėti maistą gerąją prasme. Tiesiog baimę rodo, ir man rodo tą iki 15 metų vėl numeta. Ta 15 metų numeta, kai jinai buvo 15 metų. Jos vidus traukė tiesiog kalbėtis ir su maistu. Bet jinai tiesiog purtėsi nuo to, nes buvo ten tos kitos visos programos buvo. O dabar tiesiog niekas visiškai netrukdo. Tai yra idealu. Kaip jūs, Vitalija, jaučiatės dabar? Jaučiuosi kaip sukritusi kokia daržovė, nieko nejaučiu. Viskas natūralu. Sustatysit viskas. Dabar tiesiog sukritusi daržovė, ir pavalygina. Nes persiprogramuoti reikia. Ta prasme, buvo programų labai daug tų visų pasaulietinių, išorinių, daug labai sisteminių, ant ko sistema pastatyta visa matricinė, ne? O čia dabar iš vidaus, iš gamtos turi skleistis pradėti. Kas iš vidaus yra. Aš nežinau, kodėl, bet man rodo Vitalija ar kalnus, aš nežinau kuo, ar kalnai Vitalijai patinka ar ne, bet tiesiog rodo Vitalija ar kalnus ir kelintą kartą rodo tą vaizdą ir nežinau dar kuo susiję, bet tiesiog kažkas tai irgi kažkokia vienybė su tais kalnais jaučiasi, su akmenim kažkokiais vėlgi. Man dabar dar, kad nepamiršiu, tiesiog įsiterpsiu. Jinai sako dabar supliušius kaip daržovė, sukritusi. Man dabar rodo tuos akmenukus, kristaliukus, kurie pas juos sistemoje žybsi jau. Jie aktyvuojasi, jie iš tikrųjų ir man. Dabar tiesiog sakau, dalinuosi, kas eina, o tiesiog pasakysi, kaip tu tai matai, ar ne? Aš tiesiog matau pas ją dabar žybčiančius tuos kristaliukus, jie tokia kaip aktyvacija, kad prasidėjus yra iš tikrųjų. Ir tos ir DNR pradės labiau jas psichinių savybių aktyvuotis, bet ta visa aktyvacija, atrakinimas atrodo daugiau irgi turi galimybių vykti gamtoje ir kai tu dabar vėl sakai kalnai taip, nes kalnuose yra visiškai, negali nebūti visiškai
kitokia atmosfera, net nežinau, kaip pasakyti, energetika netgi visiškai kitokia. Energetika ir informacija, kokios jos reikia, tiesiog informacijos reikia tos, kad prisiminti. Nieko nereikia galvoti ten, nuėjus, va, tarkime, jeigu apsilankius kažkur kažkokius kalnus, bet kalnuose yra informacija, kurią reikia susiaktyvinti. Čia toks kaunasi vis tiek per fizinį lygmenį susigrąžinimas, informacijos aktyvavimas. Ką Vitalija? Pasakyti jums, kad aš turbūt sąmoniškai, nesąmoniškai mano nusiraminimo vieta yra kalnai, upės, miškai. Aš Čiurpai eina. Trečią kartų į mėnesį važiuoju į Velsą, į kalnus. Man tai yra geriau negu tiesiog būti tenais ir viskas. Į kokius kalnus į Velsą važiuojat, Vitalija? Mes važiuojam tiesiog aš važiuoju į visus. Jau kiek esam išvažiuoję ir visi kriokliai ir tiesiog tie Rock Hills, kur yra. Aš užlipu ir aš nieko net nenoriu namo važiuoti. Nes čia sielai malonumas, prisiminimas ir malonumas tame pabūti tiesiog. Ir manęs netraukia miestai, niekas, mes visada visi į gamtą, į kalnus ir man tai kaip oro trūksta, kaip maistas. Tai čia va sielos maistas jūsų buvo, jūs tai palaikė, būtent šitas dalykas palaikė visoje toj sistemoje, kurio jūs šiaip kasdienai radotės. Va šitos akimirkos jūs tiesiog palaikė tas prisiminimas, tas pojūtis sielos. Tiesiog ta informacija, susiliejimas, visą tai. Gal ateitinėje bus jau to poreikio tokio didelio, nes jau ląstelės nurims, susiintegruos, jeigu nuvažiuosi dar kokį kitą, ta prasme, kiek važiuosit, ne? Dabar jau galės integruotis tą informaciją, prieš tai sistema neleido, kad integruotis, negalėjo užkirsti kelio, kad jūs prisimintumėt, kad siela turėtų tą prisiminimą, bet dabar galės integruotis laisvai į jumis pat visą tai. Nežinau, ar suprantamai pasakiau, bet tiesiog taip rodo. Aišku, paklausk Rūta, ar jos pasąmoninė dalis Vitalijai turi, ar jos sąmoniniai daliai, kam turi perduoti kokią žinutę? O dar labai pati savo daug meilės, dabar tiesiog jinai pati save myli, va tai va, už tai, ką padarė, kokį žingsnį priekį. Labai daug meilės rodo savo tiesiog. Jo, tą pritariu. Aha, na jaučiasi. Fainai. Vitalija, mano klausimas iš mano pusės. Ar duodate leidimą publikuoti seansą, nes tiesiog naudinga informacija ir viskas pasidalinti su žmonėm ant YouTube? Galite. Dėkui jums labai, tada Vitalija. Oi, dar kas nors, Rūta, iš tavo pusės? Tokios kaip būtų jos pasąmoninė dalis, tokius kaip vainikus dalina gėlių ant galvos ir dukrai ir kitom moterim. Atrodo, dalina. Kažką tai, nežinau, kas gali būti dar, bet pas Vitaliją per moteriškumą būtent kažkas gali skleistis. Kas moteriškos savybės būtent yra, tokio moteriškumo daugiau. Ta prasme rodo, kad jeigu anksčiau, atrodo, sisteminis toksai buvo, sisteminis tas blokas taip ateina. O dabar atrodo laisvė save, nebijoti dėl to išžakinimo, kur buvo pasąmoningai ėjo, nes neleisti savęs reikšti moteriškai. Nežinau, čia ar fizikoje taip galės spindėti, bet pasąmoniniai buvo tiesiog toksai užsidėjimas kaip kažkokio tai gėdingumo, o dabar jaučiasi tiesiog leidimas savo būti moterim, spindėjimas moterim, spindėti moterim. Ir tas atsirakina pas kitas moteris. Ir atrodo, kaip gali per tą bendravimą su kitais žmonėm užkrėsti tas iškvietimas, tai informacijos energetinis pasidavimai, tokie burbuliukai. Toks kaip gydymas, vien tik tai buvimas toje vietoje gali gydyti žmogų, kur jinai yra. Bet neskubėti eiti į kontaktą žmonėm tai sąmoningai, kad kuo daugiau padaryti, bet pirmiausia pačia save susiderinti pačia su savim ir natūraliai jausti, iš širdies jausti.
ne per mintis galvoti, kaip ne iš proto galvoti, kaip eiti padaryti, bet iš vidaus intuitiškai, bet tiesiog atskirti tai, kur iš intuicijos eina daryti. Bendrauti, kažką daryti, pasakyti kažkokį žodį. Žinok, man atrodo, kad pasidalino dar, kas man eina, nėra pasakyti. Kad ten vainikuose, kur jinai išdėjo ten keliom savo giminės moteriams, jinai kažkokią kopiją pasidalino dar savo informacijos ir psichinių galių. Bet tokia kaip aktyvacija, kad būtų, kaip kad, nes aš ten gyvybę jaučiu, tokią energetinę, matau, nejaučiu, matau tokią plaukiojančią srovelėm tuose vainikuose, ar ne? Ir toksai kaip jų pažadinimas, tų moterų, kurioms uždėjo, atrodo, jų pačių galių pažadinimas, suvokimas, kad jos kažką turi daugiau negu tą fizinę kūną, ar ne? Aš grinai tiesiog matau tokias elektrinės sroveles bėgančias energetinės per tuose vainikuose. Taip, taip, ten net šiaip vainikai buvo. Taip. Ne, tai aš supratau, aš bandžiau. Ačiū į tai,